Ir šiandieną 20 epizodas. Jau matote, kiek mes ilgai jau matomės. Ir kiek mes jau daug ką nuveikėm. Štai pastatėme jau portalą. Jau buvom ir pragarėjai, ir tokie namai, ir čia išgrindžių, ir soduką jau turime mini. Turime kiek daiktų daug prisirinkę. Visko mes jau turime daug. Taigi, kas čia dabar gali būti? Taigi, kaip matote, aš prisirinkau pragaro akmens. Na, aš ten įėjau į mūsų tą pragarą ir ten iš karto surinkau, viską palikau, kad viskas būtų įdomu. Ir dabar, kaip ir praeitose epizoduose, mes pratęsime tą patį mūsų statinį. Nes, kaip čia pasakyti, tiesiog norint ką nors didelio gražaus pastatyti, reikia paaukoti laiko ir fantazijos. Taigi mes tiesiog dabar ir aukosime tą laiką ir visą kitą, ką mes surinkome per visus šituos epizodus į mūsų didžiąją pilį. Taigi matote, jau visai pilis neblogai ir išėjo. Dabar aš gal šį epizodą šiek tiek pataisysiu ją. Po to, ką čia dar reikės padaryti. Pirmą pataisysiu, po to pradėsime statyti viską toliau. Ir kai bus jau matyti jau šiek tiek galutinę rezultatą, mes gal dar didinsime, nes jinai dar nėra iš tikro labai didelė. Na, aš irgi dažnai statau ir galvoju, oi, koks didelis išeis, bet palyginus su kitais darbais, kuriais aš esu matęs, tai ten liliputiniai. Na, tai galim sakyti, na, bet šitas jau normalus, jau didokas iš jo, tai vien žodžiu. Tikiuosi jau dabar ir pradėsim statyti, kaip matote, jau mūsų bokštas visai toks iškilo. Gal visai čia būtų neblogai padaryti Saurono bokštą. Jeigu žiūrite žiedų valdovus, tai tokia, tas bokštas su tokia akimi gražiai atrodytų visai. Taigi, na, spėju, gal mes ir pradėsime iš karto ir statyti, nes čia nieko neturime. Norėjau pasakyti, visko turime. Ir tada mes pradedam statyti. Na, ką, varom.
Na va, pagaliau po tiek laiko mes grįžome. Na, jums tai labai trumpai užtruko, matai, o jie tokie kalai. Ir mes padarėme jau šiokią tokią panašų dalyką, kad būtų panašu į pilį jau. Taigi, matote, aš jau uždengiau pirmo aukšto stogą. Tai šitas stogas bus toksai, kaip čia galim sakyti, čia antras aukštas bus, bet čia tokie skylė ir dar per antrą aukštą skverbsis toksai čia kupolas, man atrodo. Kažkas panašaus turėtų gautis, arba apsitai čia va tvoreliam viršui bus aptverta, čia tokia laisva teritorija. Čia kaip jau, čia matote jau kolonos, jau įėjimas visai gražus. Čia yra jau laiptai mūsų pagaminti. Čia, galim sakyti, nebus mūsų toks pagrindinis, toks grožio reikalas, o taip tai aš darysiu tokius bokštus, sakėjau, bokštai prisidėsiu, čia tokių teritorijų šiek tiek, na čia galim sakyti, šitas dėl grožio tokie pilis, o vėliau rengsime tuos jau tokius kambarius, kaip bokštus, tokius prielipas, kažkas panašaus. Taigi, matot, čia jau taip ir bokštą jau biškai pastatėme, dabar spėjai dar tik reikės kelti. Nes iš pirmo galvau, kad čia bus pats viršus, bet sugalvau, kad jeigu mes dar šiek tiek paplotintume ir dar keltume, tai čia gautas kaip toksai dar toksai pjūvis ir dar toksai išlenda dar aukštesnis, nes pastebėjau, kad jis nėra aukštas. Na tai vien žodžiu dar kursime mes čia ir, na man atrodo, čia jau ištiesinau ir nedelsdamas laiką aš jau pasakysiu visą gerą. Prašau, vertinkite, komentuokite, dalintis kites, prenumeruokite. Ačiū, kad taip aktyviai prenumeruojate ir aš sakau visą gerą.